Sveiki, parodysiu, kaip valdyti modulį akcijos. Kaip patekti į šitą modulį ir kaip jį valdyti, tai reikia eiti į moduliai 2 kartus ir susirasti modulio pavadinimą akcijos. Spaudžiam redaguoti. Modulio pavadinimas. Čia tik jum administracinėje aplinkoje, tiesiog įsirašom dar kartą galim akcijos. Kiek įrodyt, daleiskim 4, plotis aukštis, aktyvuota, išsaugom. Mes sukūrėm papildomą modulį akcijos, tačiau dar jo nepriskyrėme jokiam puslapiui. Kaip tai daroma ir kur priskirti? Reikia eiti sistema, dizainas, išdėstymai. Jeigu mes šias akcijas norėtume priskirti pačiame pirmame puslapyje, štai čia kažkur, daleiskim po modulio populiariausios, jums reikia eiti į pradžios puslapį, spausti redaguoti. Kaip matot, jau yra pridėti sekantis moduliai, tai populiariausios prekės, baneris ir gamintojų baneriai su nuorodom. Kaip ir matėte čia. Šitą didelę reklamą, populiariausios ir gamintojų karuselę. Dabar pridėsim akcijas. Taigi, spaudžiame pliusą. Susirandam savo modulį akcijos ir nurodom, kurioje vietoje. Norėčiau, kad būtų po populiariausio, tai rašau skaičių 3, rikiavimo eiliškumas, ir minėtas modulis bus pridėtas prie pradžios puslapio akcijos. Jeigu jūs norėtumėt pridėti ir prie kategorijų puslapio, tai lygiai tokia pačia seka reikėtų taip ir padaryti. Pasižiūrim pradžios puslapyje, tai yra pats pirmas puslapis. Štai mes turime akcijas. O jeigu prie kategorijų puslapius norėtumėt lygiai tokia pačia seka, irgi galėtumėt pridėti. Dar vienas niuansas, kodėl būtent rodomos šitos akcijos, todėl kad šie produktai yra nustatyti kaip akcijos. Galite eiti pažiūrėti katalogas produktai, tačiau standartiniam vaizde jūs nematysite, kur akcijos yra jungtos. Siūlau eiti į produktų greita redakcija, būtent pasižymėti laukelį ties akcijom ir matot, šios prekės yra su akcijom. Jeigu mes daugiau akcijų jungtume, daugiau įrodytų. Tai tiek trumpai apie modulį akcijos.